Tai sveiki, šiandien pristatau jums seriją, kuri vadinasi Šeima į gamtą. Nors negi toks filmas jau buvo su Timūru, tai negaliu taip vadinti. Žinot kaip? Visgi serija vadinasi Šeima iš garažo į gamtą. Ir šiandien aš jums parodysiu nesuvaidintą realybę, kaip 4 asmenų šeima keliauja stovyklauti į mišką be jokių patogumų, o šiaip tai tiksliau net nestovyklauti, o dabar sakė madingas žodis yra glempinimas. Tai mes važiuojam glempinti, nes turim visokiausių palapinių, papildomų stoginių, elektros įtaisų pasikrauti savo daiktam ir taip toliau. Tai sakė, toks dalykas vadinasi glempinimas. Ir dabar jums parodysiu, kokie yra pirmieji pasirašymai glempinimo. Tai truputėlį per vėlai sugalvojom, kad reikia filmuoti. Čia jau man pasakė, tai esu sukrovęs savo didįjį teterį. Tai dabar parodysim, kaip atrodo bagažinė mūsų. Štai ir bagažinė įvaryta į garažą. Tai čia yra daugybė viską prikrauti. Kaip matot, pasidariau labai patogiai abi pusės, kad būtų galima krauti ir spausti čia viską. Prikrauta daugybė įvairiausių mėgmaišiukų, vandeniukų, čiužinių, stalas, ten patalynės. Čia iš net nežinau, kas čia man tiesiog davė ir nešiau žodžių. Daugybė įvairiausių daiktų. Tai dabar dar turiu pabaigti krauti, nes čia dar tikrai ne pabaiga. Prisikabinti priekabą ir taip toliau. Tada parodysim keliones. Ir aišku, dar parodysiu, kaip mes ten įsikūrinėjom stovyklaudami. O šiandienos realybės šou dalyviai tai esu aš, Ieva, Elė, Aleksas, Lulu ir Mėta. Su visais labai greit susipažinsit. O aš dabar tiesiog tęsiu krovimo darbus, kaip ir priklauso tėvukui. Taip, tai nuo lietaus viską uždengiu su šita, turbūt, oda, kaip čia reiktų pavadinti. Viską užkabinsiu kampeliuose su guma ir dar papildomai apsaugai. Tada dar dėsiu diržą, kad jau tikrai nebeliktų jokių problemų ir niekas čia neatsikabintų. Va, trumpai parodau, kaip čia viskas skabina. Tai pakankamai patogiai, pakankamai stipriai išsiveržia, tas kampelis šiek tiek išlindęs. Bet aišku, čia aš jau nieko ypatinga nebepadarysiu. O dėl šventos ramybės dar uždėsiu porą diržų. Dar šitą reiks pripildyti. Tai va čia ir čia yra priežastis, kodėl į bagažinę nieks nesideda. Nu, kaip ir niekas čia, manau, nebeatsikabins, plus labai gerai čia priekis laikosi. Toks juokingas bendras vaizdelis, bet kaip sakoma, if it works, it ain't stupid, bro. Tai va tik šitas jas man erzina, kad biškiai eina ant stopų. Bet, nu ką, žinau, tas padarytas toj vietoj, tai aš kaip ir nelabai turiu kitur kur vynioti. Tai dabar reikia sugrūsti dar daugybę daiktų ten į viršų, o po to darysim prikabinimą, kuris irgi vyksta juokingai, kadangi šita dalis netelpa pro ratą, tai aš turiu truputėlį atidaryti duris, užkabinti priekabą, tada uždaryti duris ir tada pabaigti kabinti priekabą. Žodžiu, to parodysiu. Dabar kraunam viršų. Na kągi, štai ir viskas. Viskas dailiai sukabinta, varau pasidėti kopėčių ir bandysim daryti sukabinimą. Juokingoji dalis. Beje, tai yra pirmasis Garažo 16 epizodas, kuris turi partnerį. O tas partneris, kaip jau turbūt supratot, yra Aromatic 89. Aromatic 89 prekiauja įvairiais kvapais skirtais žmogui, namams, sodui, garažui
ir žinoma automobiliui. Kai laukia šilta, automobilyje kvapai jaučiasi ypatingai stipriai, tai jeigu norite atsinaujinti kvapą, kviečiu užsukti aromatic89.lt ir pasidaryti į didelį kokybiškų kvapų pasirinkimą. Na, o aš išsirinkau 2 rinkinius, viename 12 skirtingų automobilio kvapų, kitame kvapnus paviršių valiklis, purškiamas aromatas, pakabinamas gaiviklis ir net šluostė. O apsipirkinėdami dar pasinaudokite ir nuolaidos kodu GARAŽAS, tuomet gausit 20% nuolaidą. Nuolaida galioja 2 savaitės po video paskelbimo. O dabar einu pakvepinti savo automobilius ir grįžtam prie video. Vienas kvapas keliauja į mano gražuolę Siuzį, na, o kitas pas Ievą į Teslą. Taip, tai visų pirma, ką mes padarom, atsijungiam parktronikus, nes jeigu neatjungite, tiesiog visą laik daro, kai važiuojat bulom. Tada šitą draugelį pasislepiam. Patraukiu saugiklį. Tada ištraukiam naują. Dar vieną saugiklį. Trykst. Ir pokšt. Kibitutė. Dabar man reikia biškį pradaryti, nes reikia, shit, kokia sunkiai. Taip, tiesiog be šansų talpinti. Bet mes darom va taip. Tada darom va taip. Man saugiklis, ne. Pokšt, dedam tokį. Dabar užsidaro. Vienas smūgį čia. Viskas uždėta puikiai. Vienas saugiklis ček, kitas saugiklis ček, lempėdras ček. Pastikrinam. Lėdas, sėni. Lėdas. Pagaliau beveik baigta sunkioji dalis. Kaip ir paskutiniai štrichai sudėlioti. Štai šitaip atrodo mūsų road train. Dauguma daiktų ten. Šiaip faina, kad tas neperšlampa. Jeigu norit sužinoti, kas čia per stogo bagažinė, tai spauskite nuorodos kampe ir pamatysit visą video, kaip aš tą stogo bagažinę montavau. Na, dabar parodysiu, kaip sėdi visa komanda. Tai čia sėdi merginos. Lip metuli. Pull up. Mėta, aš tau padėsiu. Biškutį su Vinaitė, gerutis. Geram mėta. Čia dar 2 gyventojai. Pamujo kelią. Ir tu pamujok. Ir čia dar vieną gyventoją. Sveiki. Toks visas tymas yra. Nu ką, važiuojam? Oho, kiek entuziazmo. Šiaip tai galvoju, kad labai geras oras yra važiuoti stovyklauti. Drėgna, vėsu. Malonu labai. Kapučina, baralina. Tu nori sausainio ar sūrio lazdelės? Pametėjai, dabar jau nebeištrauksiu. Tai nuvažiuosim paieškoti, gerai? Šuojelę duosiu. Bet galėtume. Šuojelį. Duot lazdelę? Jo. Kelionė dar tik tai prasidėjo, yra jau 2 labai geras naujienos. Pati geriausia naujiena yra tai, kad vienas vaikas jau užmygo ir tik tai su vienu reikia atsiskintis. O kokia yra Ieva antra geroji naujiena? Čia aš turiu žinoti, Taip, tu visiškai teisi, oras žiauriai geras šitoj pusėj.
Ir čia iš vis nelyja ir panašu, kad šyla, tai mūsų gal savaitgalis nebus toks drėgnas. Sveiki atvykę. Pradžiai žvyrkeliukas, paskui prasidės miško keliukai, bet man reikės suprasti, kada tie miško keliukai turi prasidėti. Prasideda garsai, koks tobulas kelias girdisi. Gerai, čia viskas kaip ir aišku. Labą dieną. Viskas gerai, ponė, nereikia pagalbos? Tai liuks tada, geros dienos jums. Žinoma, reikia, žinoma. Dada, pasikom. Aš paklausiau, ar senai močiutei nereikia pagalbos, nes jinai yra viena ir miške. Ir galvojau, kad galbūt jin ten, gal pavyzdžiui, pasiklydų. Keliukas šiaip geras labai. Bet mes tujaus nusuksime. Viskas išsukam iš kelelio pagrindinio. Pažiūrėk, jūs gražus mūsų keliukas. Pievinis. Tiesiog pievinis. Kai paskutinį kartą čia važiavom, tai nuleido padangą, atsimeni? Aha. O, biškai paslidinėjom, mes offroadinom zuikį. Offroadinom gadidę. Atsiveria vaizdai mūsų. Dabar einu pasižiūrėsiu, ar čia įmanoma pravažiuoti. Ne, visgi ne šita vieta. Reikia bandyti važiuoti kitą pusę toliau ieškoti. Turbūt, kad čia vienas iš tų dviejų ežerų ir aš juos sumaišiau. Nebuvę niekada čia esam ir su tais pačiais. Matau. Iški palėtė. Sekundėlę pasižiūri, kas kaip kur ką palėtė. Nieks nebėga ir nelaša. Tai labai geri ženklai yra. Suskaupimas 3000. Ledas, seni. Mama, tu seni? Tu seni. Seneliukas tu mano. Skrybėlę užsidėk, įdomu, atrodo. Sakai? Toks vis tiek kažkaip. O, kaubaus kitas režimas reikalas. įjungtas. Kitas reikalas. A linksmų, vaikėlė? Linksmų, nepasakok tėvui. Oh, shit. Va čia biški jau. Jeigu būčiau iš anksto numatęs, kas čia bus, būčiau sublokavęs, bet nieko čia nebuvo baisus. Biški paslidinėjom. Gerai, žiūri į vietą. Ojojoj, kaip gražu. Ajajaj. Kaip sakei, Aleksai? Pastatysim. Jo, viskas, atvažiavam, laipinkitės. Na, dabar prasideda tėvuko darbymetis. I am lost. Dabar aš turiu įkurdinti visus. Raštus, paklot lovas visiems. Jau. Šitaip fuką atsaktelim.
Va, stovyklautojų klubus. Vieną. Va, raudona įžemė, kadurvėlė. Va, ir jums dar toks poniškai kilimas iš karto. Va, prašau, neslystantis. Prašau, ponai. Karaliai. Tai aišku. Va. Galima bus pietauti. Spėt patalamų. Suprantu. Biškai jaučias, kad pastovėjus. Tai viskas, va šitaip atrodo mūsų glamping stationas. Vaikai tai jau ir apsiverkė, ir užkniso, ir vis negerai, paskui vėl gerai, paskui vėl apsiverkė. Bet čia tokia, įprasta kelionės dalis. Tai čia turim pavėsinę, kur galima nusimauti maloniai sakrėksus. Čia aišku stafukas sudėtas, turim porą apšvietimo lempų. Čia pasidarėm praėjimą į palapinę. Palapiniai turim vieną kambarį, ten gilyn jau nelysiu, turim antrą kambarį, tai kiekvienas pasimsim po vieną vaiką ir gyvensim. Čia miega mūsų šunėkės, taip mėta. Ir štai tokį vaizdą turim per langus. Tai jo, tai turbūt iš pačios kelionės tiek, dabar dar keletas vaizdų iš savaitgalio. Sun on the tablecloth, rice in the yellow bowl. You hum while you stir, kids fight over the roll. I kiss your flower dust cheek, you laugh and shake your head. The little sleepy house feels rich before we're fed. And every small thing tells me I'm home. Your hand in mine, right where I belong. This is the good life. This is the good life. Warm hands, full plates, and a heart that feels right. This is the good life. This is the good life. You, me, the kids, and the kitchen light. Tiny shoes by the door, crayons on the chair, your apron tied up with your dark hair, soup on the stove.